Labas draugai, su jumis Žilvinas Tagai. Šiame video matysite, kaip išmokti lankstyti skardas, nuo ko pradėti pamokos pradedantiesiems. Tai gero žiūrėjimo ir parodysiu, kaip pasigaminti su paprastom rankiniam staklėm kraigus, vėjelentes, laštakius, kaktas, įlajas ir panašius skardos gaminius. Tai gero žiūrėjimo, draugai, paspauskit laiką, užprenumeruokit kanalą ir važiuojam. Pristatysiu, kokie įrankiai bus mums reikalingi šiam darbui atlikti. Tai visų pirma, aišku, pirštinės, nes su skarda dirbti labai pavojinga, galima susipjaustyti, nors mes vyrai, bet saugokit rankytės. Tai va, ko mums reikės? Roletės, tiesinių žirklių, tieks, aišku, ir kitos. Aš šitom žirklėm atsikerpau iš rulono tiesiąją 1,25 m, nes neturiu giliotinos. O su šitą darau įkirpimus lankstymo vietas, parodysiu. Taip pat mums reikės prie staklių diskinio peilio, kas neturit giliotinos. Ir siūlių suspaudėją. Jeigu jūsų staklės yra rankinės, senos ir neužspaudžia vidurę, būtinai reikalinga siūlių suspaudėjas. Mano staklės yra MAD, darbinis ilgis jų 3 metrai, jom yra apie 10 metų, yra 2 cilindriukai, lenkia kaip ir visos, iki 135 laipsnių, nors rašo iki 150. Turime galinį stalą, ant kurio dedam, ten aš sudedu ruloną, atsivinioju tarkim 2,50, tą 2,50 dedu čia, susikarpau vienam gale, susikarpau kitam gale, parodysiu kaip aš karpaus. Mažas kirpimas reiškia lenkimą, didelis kirpimas reiškia tą vietą nusipjauna. Čia dedam ant stalo, kišam čia, tada aš turiu pasidaręs tokią mierką, čia mūsų jau inscena, čia yra žyma, ta žyma yra toks pat atstumas, parodysiu. Užsidedam peilį, pasimam liniuotę, pasimatuojam nuo stalo iki pjovimo vietos, yra tarkim 4,3, bet reikia matuotis nuo čia, nuo užspaudimo, nes mes į čia remiam. Tai mums dažniausiai čia būna, dabar jūs turbūt nematysit, 6,5, tai esam pasidarę šitą tokį pat. Dažniausiai dirbam dviese, vienas žmogus čia, kitas ten, vienas į ilgą įkirpimą įvažiuoja su šito disku, o kitas su šito pamatuoja ir tada vienodai atspjauna. Mes taip dirbam ir aš parodysiu, kaip aš darau, kaip mes darom, kaip pasigaminti standartinius, paprastus skardos gaminius. Jeigu įdomu, žiūrim toliau. Šiam darbai nenaudosiu aš pilnų rulonų, nesikirpsiu pilnų lapų, naudosiu likučius, kad jums pademonstruoti, nes šitas video yra išmokinti pradedančiuosius, kaip lankstyti skardos gaminius. Kam įdomu, žiūrim. Tai tarkim turim skardos gaminį, čia yra grafitas. Aš atsikirpsiu pradžiai bet kiek, pavyzdžiui. Aišku, dar nepaminėjau, kad peštuko reikės. Čia turbūt ir taip, aišku. Pasidarom, pavyzdžiui, gaminius visus po 50 cm. Pasižymim viršui, apačioj. Mes naudojam, tarkim, nereikalingą rūšiuką blogą. Prisidedam, nusibrėžiam, atsikerpam. Pripratęs taip labiau su 2 rankom varyti, man daug lengviau. Dėl to, kad rankos mažas. Tai va, turim atsikirpę 50 cm. Ką mes dabar darom? Pavyzdžiui, pasisuku šonu. Tikiuosi gerai mane matot. Dabar taip. Dabar aš, tarkim, noriu
aš jums papiešiu, kad jūs gerai matytumėt. Aš noriu išsilenkti, tarkim, pradėkim nuo kraigo. Mes dažniausiai kraigus lenkiam, tarkim, 14, 3, 3, 3, 14 ir užspaudžiam čia po 1,5 cm. Apie laipsnius dabar nekalbėsiu, kalbėsim tik apie paprastus skardos gaminius. Nes nuo čia va tas lenkims priklauso, kuo stogas nuo stogo nuolydžio. Tai gali būti ir status, ir glistesnis pagal laipsnį. Ir šitą automatiškai šitą pusę pagal laipsnį. Tai čia jau su staklėm sužaisim, bet dabar tarkim, čia 14, čia 3, 3, 3, 14, 1,5, 1,5. Dabar kaip mes darom, draugai. Pabandysiu pademonstruoti. Dabar man reikia 50 cm kraigo. Pasimam liniuotę, pasidedam prie krašto ir pradedam 1,5 cm. Kadangi nelyginis skaičius, tai dažniausiai pasidarom tada lygiai. Ir dabar taip. Kraigas sakiau 14, 3, tai bus 17, 3, tai bus 23, tai bus 23, plus 14, tai 37 ir 1,5, 38,5. Galim pasitikrinti, aš kadangi pripratęs greitai, tai su matematika draugauju. 14, 14, 3, 3, 3, viskas čia man aišku. Dabar apsiverčiam gaminį. tą lapą vadinamą mūsų iš likučio. Ir dabar kitoj pusėje tą patį pasidarom. Tik iš kitos pusės, nesumaišykit pusių. Nes ilgasis, matot, aš įkirpau, aš kadangi jau pripratęs, trumpi kirpimai apie 0,5 centimetrą ir apie 1,5-2 centimetrai yra ilgas įkirpimas. Tai reiškia, kad čia mes pjausim. Mūsų gaminio pabaiga. Tai toliau važiuojam tada 1,5, pasidarom vėl lygiai. 14, 17, 20, kas esat neįpratę, neskubėkit, 23, 37 ir 38 pusė. Iš kartą kerpu ilgesnį. Dabar šitą gaminį, dabar rodom vieną čia, iš jo gali išeiti dar čia kakta ar kažkas. Dabar mes šitą gaminį atsinešam prie staklių. Šitą lapą. Pasikeliu staklės. Šitą geriausia pasitraukiam. Pasikeliu staklės. Tada dar pasiimu, mūsų visas gaminys yra čia. Dabar truputį man stovas trukdo. Aš uždėsiu gal kamerą ant pilvo, kad jūs geriau matytumėte iš mano pusės. Sveiki sugrįžę, dabar esat mano pozicijai, matysit tai, ką aš matau. Tikiuosi gerai matot, gerai girdit. Dabar taip, žiūrėkit, pasimam lapą, matot, čia yra ilgas įkirpimas ir čia yra ilgas įkirpimas. Pasimam peilį, užsidedam ant staklių, tada pasimam ir su peiliu įvažiuojam į tą ilgą kirpimą. Op, įvažiavam biškį. Tada pasiimu savo skardos gabaliuką šitą, kuris yra padarytas kaip tik tokį pat atstumu. Tada žiūrėkit, mes esam ne šiaip čia tokį pasidarę, kad jis kaip juokingai atrodo. Aišku, gal jūs turit kažkokį geresnių sprendimų, aš apie tai nekalbėsiu, dabar kalbam, kaip mes darom. Tada aš įremiu savo skardą ir va, aš įremiu į abi pusės, man nei čia neina. Tada aš palaikau ir su staklėm prispaudžiu šitą rankeną, kuri užspaudžia viršų. Pasidedu savo skardos gabaliuką ir pjaunu su savo diskiniu bumt. Jeigu tiesiai kirpo, turi tiesiai atsipjauti. Tai va, šitas jau yra likutis, pasidedam likutį. Dabar taip, mes norim išlenkti kraigą. Žiūrėkit, dabar pirmas. Užsilenkiam 1,5 centimetrą. Aš ne šiaip sau pasidariau tą gaminį apie 50 cm, kad galėčiau vienas dirbti. Nes jeigu pasidaryčiau 3 metrų, tai įsivaizduokit, aš turėčiau matyti ir tą galą, ir aną galą. Kadangi aš esu vienas, tai vienam yra labai sunku dirbti su ilgais gaminiais. Aišku, įmanoma viskas, esu lenkęs, bet 3 kartus ilgiau užtrunkam. Gal jūs esat profai, nesiginčiu, jūs galite ir vienė, viską suprantu. Mes dirbam dažniausiai dviese, tai yra daug greičiau. Ir netgi būn, kad dirbam triese. Triese, sakau. Triese dirbam. Vienas
su rulonus atkirpiniai, tarkim po 2 pm ar po 3 metrus. Tada dedam čia, 2 lankstą, 1 šią karpą. Būn, kad ant to stalo, tarkim, aš sukarpau ką daryti, tos visos įkarpas padarau, o čia 2 žmonės iškart kep. Ir tada kraunamės mes čia kažkur garaže, pas mane dabar šiukšlynas, dedam, turim popierę, viską pakuojam ir galim, siunčiam visoje Lietuvoj. Na, aišku, dažniausiai darom savo. Tai va, važiuojam toliau. Matom įkirpimą čia, užspaudžiam, dabar pasimam staklės ir lenkiam. Opa, kadangi trumpas gaminys, tai jis labai lengvai lenkiasi, kuo ilgesnis, to sunkiau. Matom briaunelę užspausta, pasikeliam staklės, šitą kišam po apačią, lygiai, daugiau nekišam, nes, nežinau, jūs matysit, yra, va, matot, tokie tarpeliai. Jeigu yra didesnis užspaudims, nelabai gražiai užspaudžia. Nusakau, mes kadangi daug kilometrų išlenkia, tai mums viskas labai paprasta ir aišku. Tai va, aš dabar pasiimu su dviem rankom. Nu, čia dabar trumpas gaminys, tai galiu ir su viena. Ir užspaudžiu iki galo. Tai va, turim užspaustą kantą. Matot, kadangi gaminys trumpas yra, tai pas mane gerai užspaudžia. Man dažniausiai neužspaudžiu vidurio. Jeigu gaminam 3 metrų gaminius, man čia lieka neužspausta. Tada aš pasiimu, parodysiu, kaip veikia siūlių užspaudėjas. Tarkim, iškišu apie 5 cm. Pasiimu siūlių suspaudėją. Ir, matot, čia yra goliukai. Ten yra plasmasė, kad nebraižytų skardos, o čia yra goliukai. Rangalą reguliuojasi, kokį storį nori užspausti. Pasiimu ir pravažiuoju. Automatiškai siūlė dar gražiau suspaudžia. Važiuojam toliau. Matau, kad šitas video labai suplėsti, aš nežinau, ar aš parodysiu visus gaminius kaip lankstau. Gal užteks, tarkim, kreigą ir vėjelentę pagaminsim šiuo etapu. Jeigu jums patiks tokie video, galėsiu parodyti ir toliau viską. Nenoriu paprasčiausiai gaišinti jūsų brangaus laiko ir jūsų ir savo. Nes viskas smulkiai aiškinu. Niekados nesudaręs tokie video, tai kita pusė. Užspaudžiam, bum. Oi, bum, reikia švelniai padėti. Dažniausiai hebrai duodu pizdaką, jeigu taip garsiai daužo. Dabar viskas jau, kaip sakant, nebereikia. Nebe maži vaikai. Taip, dabar turim taip, žiūrėkit. Turim 4 įkirpimus čia, 4 čia. Nuo ko pradedam? Pradedam taip. Spalva į viršų. Šiuo metu pas mum grafitas. Pasimam yra 1, 2, 3, 4. Dedam ant pirmo. Dedam ant pirmo, po biškį nusileidžiam, pasitikrinam, kad viskas gautų idealiai. Nes jeigu negražiai sueis, tada ar, suprantat, pas jum vieną su kitu kreigu, kai leisit, gali negražiai sueiti. Užspaudžiam ir dabar pas mane čia yra tam gale laipsniai. Ir mano pečius netraukia. Šaunam tiesioginį ir traukia. Fu, dūmų pilna. Pas mum minus 14. Bet pradarom duris. Fu. Nes apsvaigę čia nekokias pamokas po to jums bus. Tai va, dabar taip, draugai, žiūrėkit. Turim gaminį, spalvą į viršų, ant pirmą turim prispaudimą. Tai dabar taip, jeigu kuo mūsų stogas, kaip čia paaiškinti, statesnis, tuo mažiau laipsnių aš darysiu. Pavyzdžiui, mūsų stogas yra status. Senas stogas, tarkim, 40 laipsnių. Tai va, jeigu yra apie 40 laipsnių kažkas, tai mes visą laiką stengiamės daryti, tarkim, žiūrėkit, kaip čia jums parodyti. Aš darysiu 45. Parodysiu jums maždaug. Tada pasiimu gaminį, apverčiu ir kur liko 3 tie, kišu toliau. Dabar vėl ant pirmo, žiūrėkit. Ant pirmo. Turim čia 3, čia 3. Dabar jau darysim 90 laipsnių. 90. Tada dar vėl, dar 3. Nieko nedarom, kišam tą patį. Darom 3. Vėl 3. Turim tokį gaminį jau.
Vėl darom 90. Turim šitaip. Ir dabar apverčiam šitaip. Vėl spalva į viršų. Ir paskutinis jis yra sunkiausias, nes jau yra, matot, per prievartą aš turiu įstumti, kad man trukdo šitas. Su mano staklėm yra taip. Tai va aš 50 cm vienas tikrai paspausiu. Pasižiūrime lygiai ir užspaudžiam. Ir dabar vėl darom kem 5. Ir turim pagamintą kraigą. Su kepurėlė. Mes visą laiką tokius darom, jeigu rankinių būdų. Tai va turim užspaustus 1,5 cm. Čia galim užspausti ir daugiau. Kodėl daugiau? Nes kaip dedam skardą, tai prasme kraigą ant skardos ar ant šiferio, kai yra bangos, kadangi varžtai sukas čia, jeigu čia pasidarysit kokius 3-4 cm irgi bus gerai, nes turėsit labai stiprią standumą briauną ir tada jums netai banguosis. Ypač, kai jeigu viršui, tai nieko tokio. Pavyzdžiui, viršui ten uždėsit, tai nesimatys, bet jeigu darot grybą formos stogą ir norit, kad čia nesibanguotų, nes nusiker banga tai žemesnė, tai aukštesnė, tai čia standumo briauna kuo didesnė, to geriau. Tai va, turim tokį kraigą. Tikiuosi viskas aišku. Dabar ką, galėsim pagaminti vėjelentę. Wish I knew 20 years ago, so before I went blue, I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad eyes, all along I was you. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Grįžtam prie vėjelenčių, tai atsikirpau 50 cm gabaliuką vėl. Tai vėjelenčių yra kelios rūšis, draugai, parodysiu. Tai tarkim, vėjelentės populiariausios yra su standumo briauna. Čia yra viršus, padanga. Mes visą laiką darom taip, 1,5, 2. Čia dažniausiai būna 10, o čia jau priklauso, koks storis jūsų yra vadinamo to pakalimo. Ir čia lenta, ar vieną dedat, ar 2. Čia yra ir standumo briauna kartu, ir ventiliacinė anga, kur ventiliuojasi jūsų stogas ir pakalimas. Taip pat gali būti toks vaizdelis, arba gali būti čia lygų visiškai. Tai 3 variantai, draugai. Tai aišku, kadangi šitas video yra pradedantiesiems, tai aš gal parodysiu, kaip lankstau paprastą vėjelentę. O jeigu patiks šitas video, tai bus ir antra dalis, kur parodysiu įlajas, laštakius ir mandresnius gaminius. Tai va, tai dabar taip, turim atsikirpę 50 cm gabaliuką. Vėl pasimam liniuotę. Čia biškis su peštukais aprašinėta, gal matysim. Esmės tas nekeičia. Tai dabar taip, įsivaizduokim. Norim vėjelentę padaryti mes čia 10, čia 2, čia užspaudžiam. Tarkim, čia 15 ir čia, kad vanduo nulašėtų 2 ir 1,5. Oi, atsiprašau, jūs net nematot. O, 2 su užspaudimu, 10, į apačią 15, čia vėl 2, kad nubėgtų vanduo. Ir dabar tokį ir susikarpysiu aš. Tai pradedam 1,5, išsilyginam skaičių, 2, tada plus 10 tai bus 12, plus 15 tai bus 27, plus 2 tai bus 29 ir plus 1,5 30,5. Aš čia lėtai skaičiuoju, lėtai rodau, kad jūs suprastumėt. Dabar taip, kitoj pusėj vėl, kaip minėjau, ilgesnis kirpimas reiškia, kad čia kirpsim gaminį. Pamirštu gal paminėti. Vėl pradedam tada nuo to galo dabar. 1,5, išsilyginam skaičių. 2, 12, plus 15, 27, plus 2, 29, plus 1,5, 30,5. Įkirpu, patraukiu liniuotę ir įkirpu giliau. Tai mūsų pjovimo taškas. Nešam gaminį ant staklių.
įkišam. Ir ką dabar darysim? Dabar mums reikia atsikirpti. Tai šitą gaminį pasidarom maždaug čia apie 5-6 cm. Atsinešam savo diskinį peilį, kaip aš jį vadinu. Įsistatom bėgiukus, pasitikrinam, kad viskas būtų gerai, tada taikom ilgą į grevelį, pastumiam, hop, įėję. Pasimam savo mierką, įremiu į čia, palaikau, padedu, prispaudžiu, nukirpu. Matot, kaip pažiūrėti, kad viskas gerai, tai neturi likti jokių atbraižėlių. Matot, nėra nei iš tos pusės, tai nei čia. Vadinasi, tiksliai dirba mūsų peilis ir mūsų šitą juokingą mierką. Svarbiausia, ne kaip atrodo, o kaip veikia viskas. Pasidedu savo atpjovimo peilį. Šitą metam ant žemės, nereikia. Dabar gaminsim vėjelentę. Paprasta, kaip matot, čia nupiešta. Tai čia nėra sudėtinga. Kaip ir daugumą gaminių, užsilenkiam kraštus. Iki galo saklės lenkiam. Užspaudžiam briaunėlę, pakišam po saklėm. Opa, užspaudžiam. Padarom kitai pusėj tą patį. Pasitikrinam, pasižiūrim, užspaudžiam. Bum. Bum, bum, pakišam, prispaudžiam, dabar ištrauksim. Taip, nuo ko pradėsim, draugai? Dabar taip. Pasižiūrim, kadangi čia matau jau yra 10, čia 15, tai automatiškai aišku. Tai pradėkim, tarkim, nuo 10. Netarkime, pradėkim, pasitikrinam, užspaudžiam. Čia bus šita vieta, tai yra 90 laipsnių. Šitas pilkas į viršų, nespalva, o antra pusė į viršų. Žiūrim 90, bum, bum, turim statų kampą. Aišku, galėtų čia būda mierka, kuri rodytų, nes dabar nedažliu iki nuo galo. Taip, tai va, matom, turim dabar šitokį kampą. Dabar taip. Dabar galima užsilenkti, kur bus ant stogo dangos, tos 2 cm. Užspaudžiam, dvigubą biškį sunkiau. Šitą mes lenkiam 60 laipsnių. Parodysiu, kaip atrodo. Nežinau, kaip jūs, draugai, lenkiat. Tai va, 60 atrodo taip. Ir dabar yra šita pusė. Čia galėtų, kaip ir minėjau, būti pagražinimas. Tai jau kitas lenkimo būdas sudėtingesnis. O dabar jau spalva į viršų. Šitoje pusėje spalva į viršų. Tie 2 cm. Parodysiu dėl ko. Užspaudžiam. Ir irgi 60 laipsnių. Prieinam arčiau, kad užlieptume. Tai va. 60 laipsnių. Turime vėjelentę. Paprastą, standartinę vėjelentę. Be jokių pagražinimų, be jokių standumo briaunų. Tai va, draugai, turim pasigaminę vėjelentę ir kraigą. Tai ką, ačiū už tai, kad žiūrėjot, už tai, kad paspausit laiką. Jeigu patiko video, surenkam kokius 300 laiko YouTube'ai ir padarysiu antrą dalį. Ačiū, draugai, su jumis buvo Žilvinas Tagai.
say hello to heaven, searching for the boy I once outgrew. Those days when everything went to 11, I can honestly say I cried the day that Chris Cornell died. And I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Lord, I wish I knew 20 years ago or so before I went blue. I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad dead eyes all along. I was you, those sad dead eyes. Some say real men don't cry, so why the hell do I? I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. I've been kicking the can way too long now. Lord, I wish I knew 20 years ago or so before I went blue. I've been waiting for someone to cut me loose. I didn't recognize those sad dead eyes all along. I was you. I didn't recognize those sad dead eyes all along. I was you. Those sad dead eyes. Some say real men don't cry, so why the hell do I?